Svaras doleris, savaitinis grafikas. Čia jau praeitą savaitę užsidarė žemiau pasipriešinimo linijos, taip, sugrįžo į tą trikampėlį. Ir šią savaitę jau prasidėjo kritimų, labai gražiai, nors, pavyzdžiui, pirmadienis ryte azijiečiai pradėjo augti ir labai gražiai augo iki amerikiečių atsidarimo. Europiečiai ten sustabdė biškį tą augimą, amerikiečiai padarė viską į priešingą pusę ir mes pradėjom kritimą. Retas atvejis, nes dažniausiai, jeigu savaitė prasideda nuo azijiečių augimo, tai mes visą savaitę ir važiuojame į viršų, bet, svaras nepanorėjo. Čia greičiausiai doleris. Doleris auga kažkodėl per visas valiutas, nežinau dėl ko, ir nesvarbu šiaip, nelabai svarbu, nelabai įdomu. Svarbu, ką duoda mums grafikas. Jeigu šitą savaitę savaitinį žvakį užsidaro viduje, tai viskas aiškus pas mus kelias iki maždaug kažkur tai 5,770, iki ten mes keliaujam pagal savaitinį grafiką, galbūt 5,800, jo 5, kažkur tai čia. Tai dar apie 200 punktų mes turim tą važiavimą, dabar 150. Aišku, galima palaukti grįžimą prie 6,020, 6,030 kažkur tai ir nuo ten jau įeiti pardavimus su tikslu apie 200 punktų, taip, stoplosas čia pagal savaitinį sunku apsispręsti. Todėl nueisim į dieninį, ten pažiūrėsim kažką. Dieninis. Aš turėjau tokį augantį trenduką, aš turėjau čia du aiškiai matomus taškus, projekciją į tos taškus, taip, ir dabar, kaip tik dieniniam pas mane bando dieninė žvakė ir grįžti tą augantį kanaliuką, augantį trenduką, taip. Ir čia šitoj situacijai irgi. Kol dieninė žvakė neužsidarė, kol kas dar signalas pirkimui. Ir čia paskutinė vieta, kur gali sustoti, tai va čia buvo negražus tokius spigliukas, taip, ir matom istoriškai jisai čia egzistuoja, ir galima visai situacija panaši į praeitus metus, jo spalį lapkritį, kai mes stovėjom čia 200 punktų diapazone maždaug nuo spalio 21 iki lapkričio 14 dienos. Šiaip tinka spalio 21 diena, pas mus jo buvo neseniai, šiandien 23, ir visai galimas variantas pasikartojimas. Situacijos, aišku, su savo, visiškai taip nebus, jo, bet su savo kažkokiais korekcijom ir taip toliau gali būti. Ir va ta vieta, būtent 5,900, 5,913, taip, ir duoda mums dar va tos pirkimo sandarių pagrindą, jo, kad galima pirkti čia ir tikėtis 200 punktų kažkur tai judėjimą į viršų, kad mes atkartosim va būtent šitą grinai situaciją. Tai irgi istorija dažnai kartojasi, todėl galimas visai ir toks variantas, jo. Aišku, nebūtinai, kad bus veidrodinis toks atkartojimas, jo, gali būti mažesnis atšokimas ar grįžimas tik tai į kanaliuką ir tada važiuojama apačią. Žiūrėsim, kas bus, kol kas daugiau sandoris sell negu buy ir kol kas va toks įsigaliojam pas mus krentanti tendencija, jo, žiūrėsim, ką jisai toliau darys. Žvaš-4 periodas. Turim daug labai skirtingų čia projekcijų, kažkokią makalinę, biškį nedėjo čia iki medianos, taip, ir net toliau nebandė ten nuėti. Ir, geriau iš naujo turbūt pabražyti kažką tai tokio. Turim tokią situaciją, krentantis gražus trendas, taip, viršui. Pasipriešinimas nepramuštas, nors buvo bandymai, jo, apačioj, jeigu į patį žemiausią tašką statyti projekciją, tai dar nedėjo. Ir turim dar vietos, kad pakristi iki 5, 9, 12, 14, 10 čia pagal linijos, jo. Atsimenam, kad dieniniam ten yra lygis. Ir laisvai mes galim čia atšokinėti ir važiuoti viršų. Todėl taip, prekyba prieš trendą, taip, nelabai gerai, bet kodėl ne, jeigu yra polinkis rizikuoti. Taip, artimiausias tikslas apie 70 punktų, o toliau galima
žiūrėti, kaip atšokinės nuo šitos vidinės trendinės ir visai galimas variantas, kad mes vėl bandysim atkartoti atėti prie viršutinės trendinės linijos ir čia kažkur tai dabar mūsų kelias iki 6100. Tai va, du variantai, arba mes nuo apačios atšokinėjam ir važiuojam į viršų, taip, arba mes apačią ignoruojam, nes čia projekcija pagal vieną tašką, taip, ir tada keliaujam jau, nežinau kur, nefantazuosiu, nes čia pirksiu, todėl nefantazuosiu, suinteresuotas asmo. Valandinis periodas gražiai veikia FIBA, gražiai labai agresyviai, taip, nuo 23 atšokinėja, buvo bandymas paėti iki 38, biški nedavė ir dabar atnaujina judėjimą ir matom, kad praeitos valandos korekcija jo net nepadarė bandymą nuėti link 23, todėl mes statom pagal naują judėjimą paskutinį FIBA. Čia 23 ir dabar, jeigu mes atnaujinam judėjimą, tai mes čiuožiam toliau į apačią. Todėl ieškoti pirkimų nepatarčiau, pardavimai, jeigu FIBA atnaujins taip judėjimą, tai naujos FIBOS, o jeigu taip, kur laukti grįžimą ir parduoti, tai šiandien dar gali pagrįžti po to visų sustabdymų judėjimą prie 9.90, 5.990, taip, ir čia irgi gan neblogas pardavimas, topas apie 40 puntų, profitas apie 70 čia bus, gan neblogai galima parduoti. Na ir dar, jeigu visą šitą patrint, kad neturėtų įtakos, taip, galim pamatyti tokį linksmą pasipriešinimą, kur galima laukti anksčiau ar vėliau, gal sugrįžti, taip, ir jeigu projekcija į apačią, tai matom, dabar, būtent dabar mes tą projekciją pramušinėjom, kaip tik ant žodžių, reikia palaukti, kaip valandą užsidarys, dar galima ant spigliukus pastatyti, jeigu pramušimas, tai toliau vienintelis variantas, jeigu žvakė užsidaro su pramušimu, grįžimas ir nuo 5.940 kažkur, tai galbūt 30 sell sandoris. Na ir M15 periodas, irgi jau šiandien žiūrėjo, kaip ten juda, jau pastatyta FIBA, gražiai juda nuo 3.8 čia atšoko pagal tą mažą judėjimą, taip, ir dabar atnaujina apačias. Dabar kažką tai prognozuoti nėra prasmės, reikia palaukti, kol apsispręs jisai, iki kur jisai kris, ir M15 periodas tikrai neduoda mums to pamatyti ir kažką tai suprognozuoti. Galima, aišku, tokį variantą padaryti, kai mes jungiam čia aiškiai matomas apačius, taip, ir laukti ties 5.906 ir čia bandyti nupirkti. Bet man tokie variantai nelabai patinka, nes vėlgi mes einam prieš didelį smarkų judėjimą, visi svarą pardavinėja, o mes kažkodėl jį pirksim. Nėra prasmės, geriau jį parduoti. Grįžom į valandinį, o čia matom nuo spiglių linijos atšokinėje, dar nėra pramušimų. Taip, labai įdomus variantas, gal prie pabaigos, arčiau, kai bus apžvalgos pabaiga, bandysim sugrįžti ir pažiūrėti, kasgi čia vyksta. Šiandien viskas, kita apžvalga, kitą savaitę antradienį. Arba gal penktadienį pats užrašysiu, įdėsiu į YouTube. Ačiū už dėmesį, visą geriausią.